Labas rytas. Pradedam antrą dieną. Atplaukėm į Švediją. Bandysim judėti. Išlėkėm iš terminalo. Įvažiavom, man atrodo, oficialiai į Švediją. Ieškosime aikštelės, kažkur sustosime, pasiruošim lietaus kostiumus, nes tikėtina, kad lis. Tai pasiruošime lietaus kostiumus, man reikėtų ir pirštinės kitas susirasti maišuose savo, nes šiuo metu užsidės vasarinės trumpas pirštinės, tai jei lis, bus blogai. Jo, kad to pulto nėra, tai čia baisiausias minusas. Dar sakau, su vasariniam pirštinėm tai dar normaliai buvo. Su šitom pirštinėm bus gaidys. Na taip, nebent Stokholmo paieškot, kur yra GoPro shopas. Nu tai sustot, varysim pas tavo draugelį ir pasižiūrėsim. Ai, už Stokholmo būsim. Tai užsukam į Stokholmo centrą, tiesiog pažiūrėt kaip kas. Sekundę pažiūrėsiu, kur čia galima nusipirkti ir viskas. Bus, pažiūrėsim kainą. Jeigu baisiai brangu, tai ir nepirksiu. Tada gyvensim be video. Nejuokauk! Ženklas buvo Stockholm C, tai gal čia Stockholm centras. Kad tiesiai, matai ženklas viršui? McDonald's. Jeigu yra McDonald's, tai mums čia patiks. Vytas sėdi, liūdi. Ko liūdi, Vytai? Nėra gyvenimo. Sako, autobuso laukia. Ja, tegu laukia. Gal atvažiuos.
Tamsiai. Normaliai. Tai visada. Kelinta mūsų diena baigėsi šiandien. Pirmoji. Pirmoji ir su įspūdingais nuotykiais, sakyčiau. Pirmoji, įspūdingiausia. Mes atvykom į nakvojimo vietą Tamsiai. Sėdau. Ir pasirodo buvo netinkamo nakvyniai. Teko ieškoti kitos vietos. Laimiai sutikom gerą vietinį žmogų, kuris pasiūlė savo kiemą mums palapinės pasitiest. Tai bandom susitvarkyti, užkast ir eit miegot, laukt naujos dienos. A ne, Vytai? Ne. Aš Kaip? tai toliau važiuosiu. Važiuosi? Gerai. Man dar trūko šiandien. Pats išvažiuosi ir padėti reikės. Ne, palauksiu, kol užmigsi ir važiuosiu toliau. Gerai. Gerai. Taip ir Tai va, tai iki rytojaus.